Stalo tenisas – vienas iš prieinamiausių ir populiariausių žaidimų visame pasaulyje. Žaidimo raketė ir kamuoliuko ištakos siekia 12 ir 13 amžius. Stalo teniso tėvynę laikome Anglijoje, bet mes visi žinome, kad Anglijoje nieko nėra pastovesnio už besikeičiantį orą. Ir ką beveikti ilgai žiemos rudens vakarais, todėl namuose, restoranuose, kavinėse, ant didesnių stalų improvizuotą tinklelį atstodavo knygos, šampano butelių kakliukai, aprišti virvutę, kaklajostės, raketėmis tapdavo mažos badmintono raketės, knygos, veidrodžiai, tuščios cigarų dėžės, kartono medžio lentutės, netgi keptuvės, o kamuoliukus apdrožti butelių kamščiai, megzti ar guminiai kamuoliukai. Lietuva 1929 metais įstojo į Tarptautinę federaciją ir pradedavo savo keliones po pasaulį. Štai vienoje nuotrauką mes ir matome 1932 metais Lietuvos rinktinė vieši Karaliaučiuje. Nuotraukoje matome žaidėjus Zindziliauską, Šimensą, Rimeikį ir apačioj dešinėje sėdi mūsų komandos vadovas Borisas Podzelveris. Sekančioje nuotraukoje 1934 metais matote Lietuvos meisterius su nuostabiu prizu, laikrodžiu, kurį laiko Rimeikis, Karalius ir Zindziliauskas. Tai buvo ano laiko didvyriai. Na, o dabar labai įdomus momentais, kai visa spauda 35 metais rašė apie Lietuvos pergalės Londone ir Zindziliauskas tapo Londono garsenybė. Ypatingai Lietuvos komanda pradėjo domėtis visi, kai mūsiškis Zindziliauskas nugalėjo vieną iš geriausių pasaulyje savo tenisistų Vengrą Kazį. Šio laimėjimo niekas nelaukė ir Zindziliauskas taiga tapo Londono garsenybė. Apie rašo spauda. Štai prieš jūsų akis atsiverčia visai naujas dokumentas. Anksčiau tokie būdavo apdovanojimai. Kaip matome, Lietuvos fizinio lavinimo sąjunga apdovanoja Vladą Zindziliauską, tapusi 1936 metais Lietuvos čempionu, bet tada vadino Lietuvos nugalėtojų. Lietuvos rinktinė buvo daugkartinė Pabaltijo šalių tarp Latvijos, Estijos ir Lietuvos nugalėtojai. Štai vienas iš epizodų, kai Latvijos vadovas, federacijos atsakingas vadovas apdovanoja Lietuvos rinktinę. Čia vienas iš tolimesnių, paskesnių momentų, tai mišrių dvejetų žaidimas tarp Latvijų ir Lietuvos porų. Na ir dabar dar viena nuotrauka, kuri yra paveiksluota 38 metais Kaune, kur Vilio Variakojo rankose taip pat Pabaltijo nugalėtojų taurė ir kur šalia jo stovi Zindziliauskas, Duškesas ir Nikolskis ir žinoma, jie labai džiaugiasi tą pergalę. Nu, štai dar vienas iš žaidimo epizodų, kai Zindziliauskas su Variakoju žaidžia prieš taip pat labai žinoma mūsų daktarą, geležinį daktarą, kaip jį paprastai vadino Algimantas Aunarį, vyrų dvejeto susitikimą. O štai Žilevičiūtė ir Vladas Zindziliauskas buvo nuostabi mišraus dvejeto pora. Bet šiandien kalbam ne apie rezultatus, bet žiūrėkite į aprangą, į stalą, kokie tuo momentu buvo įdomus inventorius. Tai buvo 50-53 metai. O čia momentas tai labai ypatingas. Kaip rašė savo prisiminimuose Ona Žilevičiūtė, jinai tiesiog į Maskvą skrido, kad susitikti su pasaulio žymybe Andželika Rozeanu. Ir jai pasisekė, jie net žaidė jos kartu moterų dvejetą. O štai čia 53 metais daryta nuotrauka Leningrade, kai Lietuva iškovojo Spartako draugijos nugalėtojo vardą. Lietuva rinktinė tada labai puikiai žaidė. Matot, kokios asmenybės tada gynė Lietuvos garbę. O štai jūsų prieš akis Čepaitis. Čepaitis Albinas pasižymėjo nepaprastais įdomiais padavimais. Tai dabar čia ir vienas jų iš tos serijos padavimų, kurio nelabai kas priimdavo. Čia yra Tarybų sąjungos pirmenybė, savo Čepaitis žaidžia su savo varžovu. Na, o prieš jūsų akis buvusi visos Lietuvos numylėtinė ir labai pasiekusi daug puikių rezultatų Laima Balaišytė. Visas Kauno Politechnikos institutas ateidavo stebėti jo žaidimo į Kauno kalę.
Ir mes visi labai negalėdami atsigėrėti jo žaidimu. Ir štai jos mama, žinoma meistrė, Bronė Balaišienė su rakete rankoje, šalia jos Vilius Variakojus, Vladas Dzindziliauskas, Eugenijus Nikol. Tai mūsų Lietuvos garsenybės, kurie tikrai garsino mūsų kraštą įvairiais laimėjimais. 1977 metais Antano Pranskonio iniciatyva, tai buvo teisėjų kolegijos pirmininkas, surengė pirmąjį teisėjų seminarą, kuriame dalyvavo labai daug teisėjų ir mes nagrinėjome taisyklės. Nu, štai prieš jūs akis dvinukės Asta ir Romualda Giedraitytės, iš kurių viena labai pasižymėjo, tapo Asta net pasaulio vicečempionė, o Romualda žymė trenerė. Na, o čia matote nuotrauką istorinę Kaune prie žydų bažnytėlės, kur kažkada buvo įrengta stalo teniso salė, ir čia Kauno vyko ir Vilniaus mačai. Ir žinoma, jie vykdavo nuotaikingai ir tie mačai, kaip žinote, tęsiasi iki pat šių dienų. Na, o čia, kaip matome, Bronius Žeberskis, mūsų Lietuvos stalo teniso federacijos prezidentas su savo visų aktyvų Alytuje. Alytus visada, kaip žinote, labai gražiai priima svečius. Nu, Jolanta Prusienė, tikriausiai jai galima būtų pavydėti, kad visi turėtų tokią liauną, tokią puikią ranką kaip jinai. Jinai labai daug metų gynė Lietuvos garbę kartu su atsiverčia dabar Rūta Gargauskaitė. Jūs iškovojo labai daug laimėjimų Europos ir pasaulio čempionate. Jeigu Lietuvos moterų rinktinė net vienu metu buvo 11 vietoj, tai yra dėka šitų moterų. Dėka. Ir štai 2000 metai. Mes tikėjomės, mes laukiame. Ir Rūta pirmą kartą tampa Europos čempionė mišrių dvejetų žaidime, žaisdama kartu su serbu Aleksandru Karakaševičium. Matote, mes visi supuolėme jų sveikinti, sveikinti, sveikinti. Vilniuje įvyko pirmosios Tarybų Sąjungos stalo teniso pirmenybių varžybos. Juose dalyvavo 96 stipriausiai tenisininkai iš 11 sąjunginių respublikų, iš Maskvos ir Leningrado. Vyrų vieneto finale susitiko Armėnijos čempionas Akopjanas su Maskvos čempionu Duškesu. Užtikrintai laimėjo Akopjanas. Dėl čempiono vardo moterų tarpe kovojo Vilnietė Balaišienė ir Tarybų Estijos čempionė Mitov. Nugalėjo Mitov. Diplomai įteikiami pirmiesiems šalies stalo teniso čempionams Akopjanui, Estijos sportininkai Mitov, moterų dvejetų nugalėtojams Maskvietė Ušakovai ir Armėnijos atstovai Tarasjan, vyrų dvejeto nugalėtojams Variakojui ir Dzindziliauskui. Didelė patirtis įgyta varžybose padės mūsų tenisininkams dar labiau kelti savo meistriškumą. Į Lenino miestą suvažiavo geriausiai šalies mažosios raketės meistrai. 9 dienas vyko Tarybų Sąjungos stalo teniso pirmenybių susitikimai Leningrado žiemos stadione.
Į komandinių varžybų finalą pateko Lietuvos ir Estijos rinktinės. Susitinka Vilniaus universiteto studentas, sporto meistras Saunoris ir Kanepi Estija. Saunoris valingas, greitos reakcijos žaidėjas. Kamoliuko permetinėjimų taško priešinį iškovosi. Kanepis staigių smūgių toliai pasiunčia kamoliuką. Akimirka ir Saunoris atsitraukia. Kova tęsiasi ir šį kartą nugali vilnietis. Moterų vieneto finalinės grupės varžybose susitiko jauna Estijos sportininkė Lestal ir vilnietė sporto meistras Balaišienė. Vilnietė prityrusi varžovė, jau iš pat pradžių jis siekia perimti iniciatyvą. Lestal nepasiduoda, sumaniai ardydama savo priešininkės planus. Susitikimą laimėjo Lestal. Žaidžia Armenijos sportininkai Arakeljan Akopijanas ir estų pora Lestal Miyagi. Mišraus dvejeto varžybos reikalauja iš žaidėjų greitos orientacijos ir veiksmų darnumo. Komandinių varžybų nugalėtojos Tarybų Lietuvos rinktinės kapitonui sporto meistrui Viliui Variakojui įteikiama pereinamoji taurė. Čempionų megztinukais ir pirmojo laipsnio diplomais apdovanojami Algimantas Saunoris ir Evelina Lestal. Armenijos stalo tenisininkai Arakeljan ir Akopijanas iškovojo pirmą vietą mišraus dvejeto varžybose. Pirmenybės parodė išaugusį stalo tenisininkų meistriškumą. Į Vilniaus Salomėjos Nėries vardo vidurinę mokyklą atvyko brangūs svečiai, stalo teniso Tarybų sąjungos čempionai Bronė Balaišienė ir Algimantas Saunoris. Naujosius čempionus moksleiviai apdovanojo mokyklos oranžerijoje išaugintomis gėlėmis. Triskart šį garbingą vardą pelnęs stalo tenisininkas Algimantas Saunoris papasakojo, kokiu atkakliu darbu ir kokiu dideliu pasišventimu buvo iškovota šį pergalį. Mokyklos stalo tenisininkas, 8 klasės mokinys Justas Vitkūnas pasišovė išmėginti savo jėgas su šalies čempione. Jaunasis spartakietis priverčia pasitempti savo bendraklubę. Mokyklos stalo tenisininkus Bronė Balaišienė sutiko šefuoti. Pirmosios tarybinės ligoninės operacinė. Įtemptos atsakingos minutės, operuojamas ligonis. Profesoriui Vasilijui Šlapoberskiui stebint, operaciją atlieka jaunas chirurgas, Vilniaus valstybinio Vinco Kapsuko vardo universiteto auklėtinis Algimantas Saunoris. Ta jo 6. savistovi operacija. Operacija baigta. Ir šį kartą ji atlikta labai gerai. Algimantas Saunoris pasitiki savimi ne vien prie operacinio stalo. Jis ir stalo teniso meistras. Šiandien Saunoris apsilankė Spartako sporto salėje pas būsimosius stalo tenisininkus. Jo varžovas 9 klasės mokinys Justas Vitkūnas. Gerai, dabar visi stoja. Vydas negerai. Smūgiuojant į dešinės, daugiau pasukai ir pelkį į priekį. Daugiau. Taip, gerai. Birutė, judriau reikia. Sustokit truputį.
judesys smūgiuojant. Ir be to neužmiršk smūgiuojant pasukti kūnų, kad ir petį pasukti priekį. Ir judesys turi būti staigesnis. Mažosios raketės meistras visapusiškai išsilavinęs sportininkas. Jį dažnai galima sutikti buvusių mokslo draugų universiteto krepšininkų tarpe. Saunoris dar neseniai žaidė studentų rinktinėje. Dabar jis šeimos tėvas, sporto meistras, šalies stalo teniso čempionas. Garbingą čempiono vardą jis iškovojo jau 4 kartus. Pasaulyje stalo teniso komandų Kauno halėje. Mūsų Respublikos mažosios raketės meistrai draugiškai pasveikino Vengrijos sportininkus. Ilgai lauktos kovos prasidėjo. Aukštos klasės žaidimą pademonstravo pirmoji Europos raketė geležinkelietis Berčikas. Mūsų Saunoris dar neturėjo tokio varžovo. Prie stalo Vengrijos čempionė Kerekeš ir sporto meistras Balaišienė. Varžybos padėjo vystyti Lietuvos ir Vengrijos sportininkų draugystę. Spartako salėje įvyko stipriausių Tarybų Sąjungos mažosios raketės meistrų turnyras. Pajėgiausias vardą šalies čempionė Lestal Talinas apgynė tik papildomai susitikus su 15-metė Ramanauskaitė. Ji laimėjo prieš visus turnyre dalyvavusius meistrus. Malonaus siurprizo susilaukime iš jauno tenisininko Čepaičio. Jis įveikė turnyro lyderį estą Neksą. Nugalėtojų vyrų tarpe vėl tapo daugiakartinis šalies čempionas Saunoris. 9 Lietuvos stalo tenisininkai pateko į geriausių šalies žaidėjų 10-tukus. Respublikos sporto veteranas Vilius Variakojis šiuo metu rašo prisiminimų knygą. Joje sportininkas papasakos, kaip buvo iškovotos šios taurės, šie diplomai, kaip sportuojant prabėgo 29 metai. Vilius Variakojis dalyvavo 72 teniso ir krepšinio tarptautiniuose susitikimuose. 8 kartus buvo Lietuvos stalo teniso čempionu. Nusipelniusiam treneriui sporto meistrui šiandien irgi varžybos. Tik varžovai ir žiūrovai, jo mokiniai, Panevėžio sporto mokyklos auklėtiniai. Tai jiems treneris perduoda savo patyrimą.